Sveikas, miela žiūrovė. Ačiū, kad užėjai į mano kanalą. Jei čia užsukai pirmąjį kartą, mano vardas yra Ramunė ir aš esu dvasinė patarėja, skaitau žmonių sielos įrašus, taro kortas, darau energetinį gydymą ir blokų valymą, bei įvairius burtus ir magiškus ritualus. Šis taro kortų skaitimas bus žinutė iš tavo dvasinių vedlių gruodžio mėnesiui. Taigi išsirink vieną kortų kaladę, tau labiausiai patinkančią. Čia bus pirmoji kortų kaladė, antroji kortų kaladė ir trečioji kortų kaladė. Jeigu tau reikia, sustabdyk šį video ir savo intuicijos paklaus, kuri kortų kaladė tave labiausiai traukia. Kiekvienos taro kortų kaladės video laiką gali rasti aprašymo laukelėje. Taigi pasižiūrėkime, ką tau dvasiniai vedliai nori patarti gruodžio mėnesiui. Jeigu išsirinkai pirmąją kortų kaladę, tai ši tavo dvasinių vedlių žinutė yra tau. Tavo dvasiniai vedliai sako, kad jeigu praeitą mėnesį jauteisi, kad užgriuvo tave problemos, užgriuvo tave liūtis, užgriuvo kažkokie sunkumai, kaip kad lietus pradėjo lyti tau ant galvos ir tu to net nesitikėjai, tai tavo dvasiniai vedliai sako, nesijaudink, gruodžio mėnesį audra baigsis. Tavo gyvenimo audra baigsis gruodžio mėnesį ir saulė išlys, nes po uragano visada išlenda vaivorykštė. Tad jeigu kažkas nesisekė, ar praeitą mėnesį, ar porą mėnesių, nesijaudink, viskas pradės gerėti, nes rodo naujas pradžias, naujas galimybės, tokį kaip atgimimą, kaip atrodo, kad atgimtum iš naujo. Jeigu kažkas praeitą mėnesį buvo blogai, taigi gruodžio mėnesį atgims, jausiesi kaip atgimęs iš naujo. Gal netgi galvosi daug apie, jei turi vaikų, gali būti, kad daugiau koncentruosiesi į savo vaikus. Gali būti, kad gal susilauksi mažylio arba dėmesį daug skirsi savo mažiems vaikams. Jeigu neturi vaikų, tada gali būti, kad grįž kažkas iš praeities. Ar tai praeitos svajonės, kurių taip ir neišpildei, ar kažkokie planai, kur anksčiau planavai, bet nepasisekė tų planų įgyvendinti, kažkas tau tada gali grįžti iš praeities, jeigu tu neturi vaikų. Taip pat tavo dvasiniai vedliai sako, kad truputėlį po tų audrų tavo gyvenimo, truputėlį reikėtų kaip į gyvenimą pradėti žiūrėti vaikiškiau. Vaikas į gyvenimą žiūri, jam viskas smalsu, jam viskas įdomu, jis nori tą pabandyti, aną pabandyti. Apie tai ir kalba šį kortą, kad reikėtų prisiminti savo vidinį vaiką ir gal pagalvoti, kas tavo vaikystėje, paauglystėje, kas tave džiugino, ką tu darai tokio, kad tiesiog tau laikas prabėgdavo, kai tu tą darydavai. Tai va, pagalvok, gruodžio mėnesį gali išlysti tie dalykai, tos senos svajonės, tie seni planai, kažką tu galvoji praeityje, bet taip ir nesugebėjai gyvendinti, tai gali išlysti gruodžio mėnesį ir tavo dvasiniai vedliai specialiai tau kiša tas idėjas, kad tu grįžtum prie senų dalykų, reiškiasi, tau reikia pradėti juos įgyvendinti. Bet sakau, matau, kad gruodžio mėnesį toks bus kaip ir atgimimas. Tu jausies pagaliau kaip as fresh as a baby, tai toks tyras kaip kūdikis, kad gal nusimesi kažkokius tai pančius, nusimesi kažkokius tai įsitikinimus, pradėsi save atkurti iš naujo po visų tų audrų. Taip pat tavo dvasiniai vedliai sako, kad tai, ką tu galvoji, tau reikia rinktis laimę. Jeigu tu galvojai
kažką niūriai, kad tos gyvenimo audros, kurios tave užklupo praeitą mėnesį, tu jeigu galvoji, kad gyvenimas yra blogas, niekas nesikeičia, niekas ir nepasikeis, tau gruodžio mėnesį reikia pradėti žiūrėti į tai pozityviau. Reikia žiūrėti į tas gyvenimo audras, kaip į kad tai praeis. Uraganas visada baigėsi, kažkada uraganas baigsis ir saulė vėl pradės tau šviesti. Taigi, jeigu pradėsi galvoti jau gruodžio pirmomis dienomis, kol dar tas uraganas nepasibaigė, jeigu pradėsi galvoti, kad viskas, kas vyksta, yra tau į naudą, tie gyvenimo uraganai atneš vaivorykštę, jie tuoj baigsis, tai tie uraganai tuoj ir pasibaigs. Tavo dvasiniai vedliai sako, kad truputėlį gal užstrigai į tą negatyvų mąstymą, gal truputėlį per daug susikoncentravai į tas problemas, į tą nepasisekimą, į tuos blokus, į tas kliūtis. Tai gruodžio pradžioje, sakyčiau, reikėtų pradėti keisti savo mąstymą ir pakeisti į tokį pozityvesnį tam, kad galėtum pritraukti tuos senus, bet naujus planus, tas senas, bet naujas svajones, tą atgimimą, kad galėtum pritraukti į savo gyvenimą kuo greičiau. Tai tavo dvasiniai vedliai sako, kaip tu galvosi, taip tą ir gausi. Ir geriau rinkis laimę. Tose audrose irgi gali pamatyti saulės spindulėlį. Tai to tavęs prašo tavo dvasiniai vedliai. Kažkas tau gali ištiesti pagalbos ranką. Neatsisakyk tos pagalbos rankos. Kažkas gal tau duos gerą patarimą. Kažkas duos tau savo laiko, praleis su tavim laiką. Kažkas padėti norės. Neatsisakyk tos pagalbos, nes tai gali privesti dar greičiau tave prie to atgimimo, prie tų naujų galimybių, prie to, kas tavęs laukia, tas naujas etapas po tos audros. Jeigu tu kažką planavai lapkričio mėnesį, tikriausiai tai neišsipildė taip, kaip tu tikėjaisi, taip, kaip tu norėjai. Tai nereiškia, kad tai nepagerės. Tai gali būti ženklas, kad ką tu bandai manifestuoti, ko tu prašei iš visatos, tai nebūtinai tau buvo pats tinkamiausias dalykas. Gal tai tave pasuks visai kitą linkme, visai kitą kryptimi. Į tuos nepasisekimus, į tas problemas reikėtų žiūrėti pozityviai. Reikėtų suprasti, kad tai, kas vyksta gyvenime, gal tie ir blogi dalykai, negatyvūs dalykai, jie tau yra į naudą. Gal tai turėjo ne manifestuotis arba manifestuotis visiškai kitaip, negu tu tikėjais, tam, kad tu pradėtum eiti visai kitą kryptimį, visai kitą pusę. Tai nėra blogas dalykas, kad tai, ko tu prašei, neatėjo pas tave arba gavai visiškai kažką kitą, negu tikėjaisi. Tai nėra blogas dalykas. Tai tavo dvasiniai vedliai rodo tau, kad tai tau nebuvo lemta. Tau reikėtų apgalvoti savo svajonę iš naujo ir gal paprašyti kitais žodžiais, kitų būdų, arba iš vis pakeisti tuos planus, kaip sakiau, gal netgi grįžti prie kažko seno, ką tu pradėjai anksčiau ir taip ir nebaigiai. Gal reikėtų grįžti prie tos senos svajonės, kurios taip ir neišpildai, tam, kad galėtum pritraukti tą atgimimą, tas naujas galimybės. Ir tavo dvasiniai vedliai sako, nebijok kažką daryti ne pagal taisyklės. Kartais tie žmonės, kurie daro kažką netradiciškai, visai kitaip, jie pritraukia daug daugiau galimybių. Kartais mums to reikia ir tavo dvasiniai vedliai sako, tu jau per ilgą laiką darai pagal taisyklės, darai taip, kaip tau visi patarė, darai taip, kaip yra teisingiausia. Bet dabar gruodžio mėnesį reikėtų viską tą palikti
užnugaryje ir imtis kažko tokio netradiciško, kažką daryti kitaip, nes tai gali tau pritraukti pačių nuostabiausių galimybių, kurių net nesitikėjai. Taip, laikas yra tinkamas gruodžio mėnesį pradėti kažką naujo. Jei turėjai kažkokių planų ir vis atidėlioji tos planus, tai gruodžio mėnuo yra labai geras. Ir jeigu kažką pradėsi gruodžio mėnesį, tai atneš tau labai gerus rezultatus. Gal netgi tokius, kurių iš vis net nesvajojai. Gal galvojai, kad tai tau neįmanoma pasiekti. Bet sako, viskas, kas tavo dvasiniai vedliai sako, kad viską, ką pradėsi gruodžio mėnesį, bus labai geri rezultatai. Taigi, tam, kad pritraukti tą naują atgimimą gruodžio mėnesį, kad pagaliau gyvenimo audros pasibaigtų, kad pritraukti tuos senus naujus planus, senas naujas svajones ir gal netgi pradėti pripažinti savo vaikišką žiūrėjimą į pasaulį, pradėti leisti savo vaikiškai domėtis viskuo, tyrinėti viską, keisti, eksperimentuoti. Tai šio mėnesio afirmacija būtų tokia: aš kvėpuoju meilę, laimę ir savo sielos tiesa. Taigi, ką tavo siela nori, kad tu naujo kažką darytum? Kaip tavo siela nori, kad tu atgimtum šiame gyvenime? Kokios pagalbos tau reikėtų priimti? Kas tau jau dabar tiesia pagalbos ranką? Ką tau reikėtų daryti kažką truputėlį kitaip, negu darai iki šiol? Kad galėtum išreikšti savo laimę ir savo sielos tiesą, ką tavo siela nori išreikšti šį mėnesį. Ir nepamiršk visada galvoti apie save, apie savo planus, apie savo svajones ir apie savo gyvenimą kuo pozityviau. Choose happiness. Rinkis laimę, kiekvieną dieną rinkis laimę. Kad ir kokios gyvenimo audros tave užkluptų, rinkis laimę. Ir atsimink, kad netgi ir patys blogiausi dalykai kartais mums būna visatos ir mūsų dvasinių vedlių atsiųsti ir suplanuoti tam, kad mes arba pagaliau imtumėmės kažko, arba pakeistumėme kryptį. Kaip tu manai, ką tavo siela nori tau pasakyti gruodžio mėnesį? Taigi tiek aš turiu tau šį mėnesį. Jeigu tau patiko šis video, kviečiu paspausti patinka ir prenumeruoti bei varpelį, kad niekada nepraleistum šių video. Iki sekančio skaitimo. Jei išsirinkai antrąją kortų kaladę, tai šis skaitimas yra tau. Taigi pažiūrėkime, ką tavo dvasiniai vedliai nori tau pasakyti gruodžio mėnesį. Jaučiu, kad tavo santykiuose tave gal šiek tiek, ne tai, kad kontroliavo, bet tu gal šiek tiek labiau pasiduodi kitų žmonių nuomoniai, kitų žmonių įsitikinimams. Gal dažniau santykiuose tu elgiesi pagal tai, kaip kiti žmonės nori. Gal tu bandai prisitaikyti prie savo partnerio, prie savo šeimos narių. Tai tavo dvasiniai vedliai sako, kad gruodžio mėnesį jie tau padeda, dirba su tavimi santykių temas. Santykiuose jie tau padeda. Kaip tau atrodo, ko tau santykiuose šiuo metu labiausiai reikia? Nuoširdžiai paklausk savęs, ar tu atidavei savo laiką, kurį buvai suplanavęs savo, ar tu atidavei kitiems žmonėms, ar leidai kitiems žmonėms, kad jie tavimi manipuliuotų, ar leidai kitiems žmonėms paimti iš tavęs laiką, gal jie paėmė iš tavęs kažkokius kitokius resursus. Taip jaučiu, kad kiti žmonės manipuliavo tavimi, gal iš tikrųjų netgi per ilgai.
gal tu bandai prisitaikyti prie kitų žmonių per daug, gal leidai kitiems žmonėms peržengti tavo ribas. Ir gruodžio mėnesį tavo dvasiniai vedliai dirba su tavimi ties tomis problemomis. Tavo dvasiniai vedliai nori, kad tu gruodžio mėnesį labiau susikoncentruotum į save ir duotum savo daugiau meilės, būtum savo daugiau kantresnis, mylėtum save labiau ir gal netgi tą fokusą nuo kitų žmonių perkeltum į save, duotum savo meilės, galvotum daugiau apie save. Gruodžio mėnuo yra tam labai labai geras. Kartais ta meilės parodimas savo, laiko davimas savo, darimas kažką savo gražaus gali pakeisti labai daug dalykų tavo gyvenime, nes kaip mes elgiamės su savimi, taip kiti žmonės elgiasi su mumis. Jeigu mes neduodam savo meilės, kaip mes galim tikėtis to iš kitų žmonių? Jeigu mes pasiduodam kitų žmonių emocijoms, kitų žmonių įtakai, kaip mes tada galim pritraukti kažką geresnį į savo gyvenimą? Tai šį mėnesį reikėtų daugiau susikoncentruoti į meilę savo, daugiau į save. Ir nesijaudink, jeigu galvoji, kad kaip aš čia dabar duosiu daugiau dėmesio savo ir aš visiškai neduosiu dėmesio nei savo šeimos nariams, nei savo partneriui, gal savo vaikams. Nesijaudink, tavo dvasiniai vedliai ir netgi angelas Danielis dirba gruodžio mėnesį su tavimi tam, kad padėtų tavo aplinkiniams suprasti, kad tau šį mėnesį dabar reikia laiko savo, dabar reikia meilės savo. Ir gruodžio mėnuo yra geras metas, truputėlį kalbėtis su savimi gal gražesniais žodžiais, geras metas sakyti afirmacijas, geras metas pasirūpinti savo įvaizdžiu, geras metas pagaliau jaustis truputėlį labiau pasitikinčiai savim ir ruoštis į kelionę. Kelionė gali būti metaforinė kelionė, kelionė į save, kelionė į geresnius įsitikinimus, kelionė į naujus projektus. Nes gruodžio mėnuo yra labai geras metas, labai geros energijos rodo tavo gyvenime, kurios atneš tau naujų idėjų projektams. Ir jeigu pradėsi šį mėnesį kažką naujo, tie projektai bus labai geri, nes rodo energijos tokios judančios. Atrodo metų pabaigoje, kai planetoje mūsų yra žiema, viskas sustoja, o kažkaip tau atvirkščiai, tau gruodžio mėnuo yra labai geras, pradėti gal netgi planuoti sekančius metus. Rodo, kad juda, kad labai aktyvios energijos ir turėtum paimti tas energijas savo naujiems planams, savo naujų svajonių gimimui, naujų projektų gimimui. Eik į priekį ir nesidairyk į šonus. Angliškai charge ahead with confidence, sako. Tai reiškia, kad tiesiog eik ir daryk ir nesijaudink dėl nieko, nesijaudink dėl aplinkinių žmonių, su jais viskas bus gerai, nesijaudink, kad neturėsi niekam laiko, šventėm laiko, tiesiog tau reikėtų išnaudoti tas geras energijas, kurios nori, kad tu judėtum į priekį, kad imtumėsi kažkokio tai veiksmo. Jeigu atidėlioji savo projektus, gruodžio mėnuo yra labai geras jiems pradėti. Jeigu atidėlioji savo svajones, gruodžio mėnuo yra labai geras toms svajonėms prisiminti, labai geras metas pradėti savo projektus, labai tam geras metas, bet reikėtų apsupti save tokiais žmonėmis, kuriems rūpi, ką tu kuri. Gal netgi tokiems žmonėms, kurie tau padėtų su kažkokiais tai projektais, ar padėtų su tavo svajonėmis. Gal pabūti draugų būryje, kuriame smagu būti, kaip čia raganos susirinkusios.
Arba pasikalbėti su kažkokiu draugu apie savo tas svajones, apie savo planus. Tai tau gruodžio mėnesį yra labai į naudą. Arba praleisti laiką su mylimais žmonėmis, arba tiesiog skirti laiko pasikalbėti su kažkuo apie tavo projektus, apie tavo svajones. Kartais, kai mes išsakom kitam žmogui, kuris nėra įsivėlęs į tas svajones, pavyzdžiui, kai mes pasikalbam ar su coacheriu, ar kokia tai patarėja, ar su kokia tai būrėja, mes išsigryninam, mes tada garsiai pasakom, ko mes norim ir tada kartais ateina tas supratimas, ką mums reikia daryti toliau. Tai va čia Kortas sako, kad tau gerai būtų pasikalbėti su kažkuo apie tavo sekantį žingsnį, apie tavo projektus, apie tavo svajones. Tas pasikalbėjimas ir kažkokio tai projekto pradėjimas gruodžio mėnesį atneš labai labai gerų tau rezultatų. Angliškai sako abundance and prosperity, o abundance and prosperity reiškia daug finansinės gerovės, daug išsiplėtimo. Gal jeigu atidarysi kokią tai parduotuvę, tai ta parduotuvė bus tokia sėkminga, kad net daug tų parduotuvių galėsi atidaryti. Tai va gruodžio mėnesį pasinaudok tomis energijomis ir pradėk kažkokį tai naują projektą. Jeigu pradėsi su savo gerais pažįstamais žmonėmis, kurie mylinčiai tau padeda, tau pataria, tai bus dar geriau, dar greičiau tie ratai pradės suktis ir dar greičiau tu pasieksi finansinių rezultatų ir pasieksi tos gerovės. Būtinai klausyk savo intuicijos gruodžio mėnesį, nes gruodžio mėnesį tavo intuicija bus labai stipri ir ji tau patars, kokių projektų imtis, kokios svajonės imtis, kokius sekančius veiksmus daryti, sekančius žingsnius, kokius žengti ir kokių žmonių paklausyti patarimų, su kokiais žmonėmis pasikalbėti, kad pradėti judėti į priekį. Tavo dvasiniai vedliai taip pat sako, kad tau gerai būtų kartoti šią afirmaciją šį mėnesį. Kiekvieną dieną mano sąmonė plečiasi vis labiau ir labiau. Tai tikriausiai susiję su pasikalbėjimu su kitais žmonėmis. Gal jie perduos tau kažkokią tai informaciją, kurios tu nežinojai anksčiau, kuri bus labai naudinga tavo naujiems projektams. Gal jie duos kažkokį tai patarimą, gal tu pasikalbėsi su kažkokia drauge, kuri išmano apie tą dalyką, kurį tu nori pradėti. Ir tai išplės tavo sąmonę, daryti tai geresniu būdu, padaryti tai greičiau, pasiekti rezultatus greičiau ar kažką panašaus. Tai gruodžio mėnesį reikėtų klausytis gerų patarimų, reikėtų klausytis geros informacijos, kas susiję su tavo projektais, kas susiję su tavo svajonėmis. Taigi tiek aš tau turiu gruodžio mėnesį. Jeigu tau patiko šis video, kviečiu paspausti patinka ir prenumeruoti bei varpelį, kad niekada nepraleistum šių video. Taigi iki sekančio skaitimo. Jeigu pasirinkai trečiąją kortų kaladę, tai šis skaitimas yra tau. Taigi pasižiūrėkime, ką dvasiniai vedliai tau pataria gruodžio mėnesį. Tavo dvasiniai vedliai sako, kad reikėtų išanalizuoti situacijas ir gal netgi santykius, kurie yra šiuo metu tavo gyvenime. Tie santykiai, kai kurie ne visi yra gražus ir geri. Kai kurie žmonės nenori tau pačio geriausio ir tu tikriausiai tai ignoruoji. Tu žinai, giliai viduje žinai, kurie santykiai yra tau geri, kurie yra tau blogi. Bet tu tikriausiai gal antiek nori išlaikyti tos santykius, kad ignoruoji kažkuriuos tai aspektus. Tas ignoravimas nėra geras dalykas. Tas ignoravimas gali privesti tave prie tokio nepasitikėjimo savimi, gal tokio niūresnio požiūrio į gyvenimą.
gal tu matai, gal dėl to, kad tu bendrauji su tai žmonėmis, kurie nelinki tau meilės, laimės ir visokios gerovės, tau gal atrodo, kad tu to net nenusipelnai. Taigi tavo dvasiniai vedliai sako, kad išanalizuok savo santykius su draugais, santykius su partneriu, santykius su šeimos nariais ir pagalvok, kur nesijauti santykiuose gerai, kur iš tavęs atima daugiau negu tu duodi, kur tau neduoda tiek pat atgal. Ir paanalizuok, gal jau laikas keisti tuos santykius, gal jau laikas pripažinti, kad tie santykiai nėra tau geri, gal jau laikas kažkaip juos išspręsti, išanalizuoti, pabandyti pakeisti, kad tu galėtum pradėti judėti pirmyn. Nes kartais būna, kai mes užsisėdim draugystėse ir santykiuose, kurie mums nėra geri, mes negalim pritraukti nieko naujo. O tavo dvasiniai vedliai sako, kad tau yra lemti labai gražus santykiai su partneriu, su draugais, su kitais žmonėmis, bet dėl to, kad tu užsisėdėjai tose santykiuose, kurie tau nėra geri, niekas naujas negali ateiti į tavo gyvenimą. Tad jeigu nori įsileisti tuos gražius santykius į savo gyvenimą, ar tai būtų partneris, ar tai būtų draugai, ar tai būtų šeimos nariai, tau reikia pirmą pabandyti išspręsti arba pasišalinti iš tų situacijų, kurios tau nėra geros, nes matau, kad truputėlį niūrokas pas tave požiūris į gyvenimą šiuo metu. Ir gruodžio mėnesį tavo dvasiniai vedliai sako, kad tau reikia nusipiešti saulę savo gyvenime, kad tau reikia grįžti į tą pozityvumą, reikia vėl pasitikėti savim tam, kad pradėti kažką naujo, kad sulaukti tų gerų dalykų, kurie ateina. Bet dėl to, kad tu labiau fokusuojasi į tai, kas gali nepasisekti vietoj to geriausio scenarijo. Paklaus savęs, ar tu pastaruoju metu žiūrėjai į naujas galimybės ir galvoji, tai man neįmanoma, tai aš to tikrai negaliu padaryti, tai tikriausiai man nepasiseks, jeigu aš tai pradėsiu, man tikrai bus blogai, man tikrai nepasiseks. Tai pagalvok, išanalizuok savo mintis ir savo įsitikinimus, ar tu paskutiniu metu galvoji, kad tau nepasiseks. Tau dvasiniai vedliai gruodžio mėnesį sako, kad tau reikia žiūrėti į galimybės, kas įmanoma, o ne tai, kas neįmanoma. Jeigu ieškosi to, kas tau neįmanoma ir rasi, kad tau daugybė dalykų yra neįmanoma. Bet jeigu žiūrėsi tas galimybės, o ką galiu padaryti šioje situacijoje, o kaip aš galėčiau išspręsti šitą situaciją. Gal man dabar atrodo, kad aš negaliu juos išspręsti, bet ką iš tikrųjų galėčiau pakeisti, bent jau mažą dalyką ir ieškoti tų galimybių, ką tu galėtum padaryti kitaip. Ir tai padės tau nupiešti saulę tavo gyvenime, vėl grįžti į tą pozityvumą, tam, kad pritraukti tuos mylinčius santykius, mylinčius draugus, mylinčius šeimos narius. Jeigu tu jauti, kad tave pastarosius mėnesius traukia kažkuria tai linkme, bet tu nežinojai, kur eiti, tai gruodžio mėnesį turėtų tas išsispręsti. Ši korta sako, kad jau ateina laikas, kai tu suprasi, kur tu eisi, kur tau reikia eiti. Taip jaučiu, kad tu ėjai kažkokiu tai keliu ir vis atrodo ieškai kažko, ieškai to namelio, o tas namelis jau yra čia pat. Tau tik reikia pasukti galvą, pasisukti tuo keliuku ir tas ieškojimas baigsis. Tau tik reikia gal daugiau koncentruotis į tai, kas tau yra įmanoma, ką tu gali padaryti, vietoj to, kad čia neišeis, čia skirta ne man, čia ne mano kelias,
čia neįmanoma pas mus, čia man sakė, kad aš negaliu to padaryti, nustok koncentruotis į tuos blogus dalykus, tiesiog pasuk galvą ir pamatysi tas visas galimybės, kurios tavęs laukia. Jeigu tu buvai užstrigęs ir bandai pasirinkti kažkokį kelią, tai gruodžio mėnesį tavo dvasiniai vedliai tau parodys, kuriuo keliu eiti, tik būk atviras tiems posūkiams, būk atviras dvasinių vedlių žinutėms, nes jie dirba gruodžio mėnesį su tavimi ir jie siunčia tau idėjas, jie tau parodys, ką tau reikia daryti, ar jie parodys, kaip išspręsti tuos toksiškus santykius, ar jie parodys tau, kaip pritraukti tuos mylinčius santykius, ar jie duos tau idėjų, kaip įnešti daugiau pozityvumo į savo gyvenimą ir nupaišyti saulę savo gyvenime. Jie tau atneš tų naujų idėjų, jie dirba su tavimi, jie padeda tau, jie stovi tau už nugarį ir jie tave stumia į teisingą kelią, tik tau reikia truputėlį pasukti galvą. Ta prasme, pasukti galvą į šoną, vietoj, kai arkliui uždeda tuos ant akių ir arklys mato tik tai tiesiai. Tai vat, jie man parodė, kad vat, tu kaip arklys žiūri tik tai tiesiai ir nematai, kiek daug galimybių yra iš kairės ir iš dešinės. Tai va čia Korta sako, kad tau reikia tik tai pasukti galvą į kairę arba į dešinę ir tu pamatysi visas tas galimybės. Neskubėk, tau reikės gruodžio mėnesį truputėlį daugiau kantrybės. Tu gal nori pasiekti tą galutinį rezultatą labai greitai ir dėl to tu pasilieki situacijose, kuriuose tu nesijauti gerai. Vien dėl to, kad tu nežinai iš tikrųjų, ką daryti toliau, kokį žingsnį žengti. Tai dvasiniai vedliai sako, nereikia niekur skubėti, jie dirba su tavimi, jie tau parodys, ką daryti toliau. Tik tai būk atviras toms naujovėms, tiems patarimams. Ir pakeisk savo mąstymą, gal netgi mintis, kaip tu galvoji apie save, kaip tu galvoji apie savo kelią, gal truputėlį pradėk keisti savo mintis, savo įsitikinimus ir leisk savo dvasiniam vedliam tave nustebinti ir gal jie nupaišys saulę tavo gyvenime, jie atneš daugiau saulės šviesos į tavo gyvenimą. Nes jie sako, kad magiškas gruodis tau bus labai magiškas ir labai magiškos energijos. Jeigu tu tik tai tikėsi tuo, pasisekimas, viltis, laisvė ir netgi gijimas yra tos energijos tau prieinamos gruodžio mėnesį, ko tau labiausiai reikia. Ar tau reikia truputėlį, kad pasisektų labiau piniginiai srity, ar tau reikia gijimo, pavyzdžiui, santykiuose, ar tau reikia magijos gyvenime, viskas tau yra gruodžio mėnesį prieinama, tik tau reikia atverti savo sąmonę, atverti savo požiūrį ir įsileisti tokias mintis, kurios tau sakytų, taip, man tai įmanoma, aš tikiu magiją, aš tikiu, kad viskas bus gerai, aš tikiu, kad viskas išsipildys ir po truputį įleisti tos saulės šviesos į savo gyvenimą ir tu pamatysi, sutiksi tokius žmonės, tokius nuostabius žmonės, kurie tau padės ir eis kartu su tavimi. Nes šio mėnesio afirmacija yra: aš sutinku tuos žmonės, kuriuos atėjo laikas sutikti. Aš leidžiu savo pamatyti mūsų susitarimus ir priimti patirtis su lengvumu. Tai gal jau laikas paleisti tuos susitarimus su tais toksiškais žmonėmis. Gal jau laikas išeiti į viešumą ir sutikti naujus žmonės tam, kad jie tau padėtų tuo keliu, kur tu eini. Tam, kad jie padėtų surasti tas naujas galimybės, tuos naujus dalykus, tam, kad tie žmonės padėtų tau nušviesti tavo gyvenimą.
Taigi tiek aš turiu iš tavo dvasinių vedlių gruodžio mėnesį. Jeigu tau patiko šis skaitimas, kviečiu paspausti patinka ir prenumeruoti bei varpelį, kad niekada nepraleistum šių video. Taigi susitiksime sekančiame skaitime.